darom plečiasi. Šiais metais mes vykstam į miškus. Kviečiame visas įmonės, kolektyvus, organizacijas registruotis mūsų puslapyje, pasirinkti norimą vietą miške, valstybinėme ar regioninėme parke, užsiregistruoti, planuotis kelionę, nuo gegužės 6 iki 11 dienos tvarkyti Lietuvos gamtą, tai yra miškus. Gegužės 11 vyks ir tradicinė darom Lietuvos miestuose. Džiaugiamės, kad šiandien futbolo klubas Prelegentai pirmasis kolektyvas, kuris išsirinko ir užsiregistravo vykti tvarkyti Lietuvos miško. Kviečiame visus įamžinti savo akimirkas, linksmas, prieš tvarkymo, po tvarkymo ir jas mums atsiųsti nurodytų elektroniniu paštu, kada mes tikrai norėtume parodyti, kaip mums sekėsi, pasidalinti savo įspūdžiais ir tuo pačiu suteikti informaciją, kiek tų taškų buvo jų sutvarkyta ir kiek galbūt dar jų bus kitiems metams. Prelegentai visada imasi iniciatyvų, kurios yra gražios ir svarbios. Ir šiaip mėgstame būti pirmi ir dabar esame pirmas komanda ar klubas, kuris taip užsiregistravo akcijai Darom naujoviškų būdų. Rekomenduojame visoms kompanijoms tą padaryti. Darom.lt atsidarote tinklalapį ir rasite vietą, kur užregistruoti iniciatyvoje. Darome savo kolektyvą, ar savo firmą, ar savo chebrą. Ir kokia dar strategija, taktika, ką šiais metais pasirinkot? Gal važiuojant kibinų pavalgyti? Ne, pirmą, kadangi dalyvauju ir vaikų klubas, futbolo klubo Žalgirietis, tai mes kaip vyresni eisim, rinksim didelius daiktus, o vaikai einantis iš paskos jau tas smulkesnės šiukšlės rinks. O gal vaikam reiktų didesnių iššūkių, gal jie pirmieji? Gal jie pirmieji, o mes po to nereiktų mums lankstytis. O mes tikrinsim, ką jie surinko. Paleisim sunkiai artileriją, paskui pėstininkai jau prasieis. Kokį iššūkį visoms Lietuvos įmonėms meta Prelegentai? Prelegentai, kol dar galim vaikščioti, tai galim sužaisti ko nors futbolo rungtynes, kurie geriausiai tvarkysis. Ta prasme, mums patiks nuotrauka iš tvarkymosi, pavadinkim, ceremonijos. Ir mūsų komisija nuspręs, kad šie žmonės, merginos ar vaikinai gerai dirba ir jeigu nepabūksime mes, tai galėsime sužaisti su jais futbolą. Mes džiaugiamės, kad Darom tai yra bendruomenė šventė, kada žmonės susirenka bendrai linksmai praleisti laiką su verte.